Tik apsidžiaugiu, kad viskas gerai, o link Tauragės važiavau. Tai vėl bliamu. Labas rytas, suraitytas. Atsikėliau šiandien šiek tiek anksčiau. Iš savo guolio Formulės 1. Greit naktis praėjo Formulė. Ir dabar po biškį ruošiuosi pusryčiauti ir judėti. Dar varom pažiūrėsim, kaip čia atrodo. Vaizdas pro balkoną. Matos ežeras. Pasirodo. Yra ežeriukas matosi maščiu. Su vaizdu būtas. Oras kol kas dabar dar toks vėsokas, bet bent jau saulė lenda pro debesis ir lietaus šiandien kaip ir neprognozuoja. Tai gal bus visai neblogai ir pavažiuoti. Tik vėjuota. Pro langą matosi vėjuota. Tokia virtuvė. Šitas būtas toks grinai atrodo, kad aš pas kažką svečius atėjau, nes daiktų visokių pilna. Statulėlių, kažkokių, nežinau, dalykų. Ir čia, pavyzdžiui, žuvis prarijus, kempinė yra. Pusryčiam šiandien bus košytė. Aš vakar maksimos. Ir viskas. Ir arbata, kava. Jėdėsime. Yra toks irgi iš Telšių youtuberis Motogūris, daro apžvalgas ten apie motociklus, apie mašinas. Tai vakar pametėjo draugas tokią idėją, kad aplankyti reikia žiedą, kuris filmuoja video. Nu, ta prasme, sankryžą žiedą. Tai nuvažiuosim ant prikolo pasižiūrėti. Pabūt toj vietoj, kur filmuojami vidosai. Buvo sėkmingai apturėtas vienos nakties nuotykis su telšiais šiandien ir važiuojam toliau. Tai labai gražiai galėtų viso Lietuvoje taip miestai atrodyti. Kogi negali. Finansavimo trūkumas. Važiuojam pažiūrėti, kur tas Gūris savo viduosius filmuodavo motociklo apžvalgas. Tarp kitko, jisai ir didelį įtaką man padarė šito savo motociklo pasirinkimui. Pasakė, kad negenda, man to reikėjo, kad negestų. Tai ir išsirinkau štai šitą Honda Hornetą. Manyčiau, kad susimato man žiedo. Nu ir čia vat moto apžvalgos daromos. Priraižyta ne tik tai motociklų čia jau. Nu, čia kas išsidėtas. Pravažiuojant mačiau yra kažkoks tai Džiuginėnų dvaras. Labai čia netoli. Tai prie to paties pasižiūrėkim ir Džiuginėnus. Ką radau? Labas. Susidomėjo manim. Pravažiau, panašu, čia ta sodyba čia dar ir gal tai sodybai priklauso, bet toks medinis, tai tiesiog dvaras. Nu davai, alpaka, lama, kas tai čia toks? O, nusispjovė, atrodo net. Ir pravažiuokim atgalios. Tai va toks, va tas čia dvaras, čia žmonės panašu, kad gyvena. Tiesiog. Ir tiek. Nu gyvena, tegul gyvena, netrukdykim. Toks ir piliakalnis dar yra čia prie pat Telšių. Tiksliau, čia Telšių teritorija skaitasi. Bet nenusiteikęs šiandien čia laipiot. Važiuoju dabar į degalinę, nes žiūriu, kad jau virš 200 tripas, tai nežinau, kaip bus po to su degalinėm toliau pakeliui.
Nes nusprendžiau, kad vis dėlto reikia nuvažiuoti į pajūrį. Važiuosim į pajūrį. Užsipyliau kūro, išvažiavau iš Telšių. Judame dabar link pajūrio. Per aplinkų ratais, kvadratais, kaip sakant. Oras šiandien nusimato kaip ir neblogas, tik vėjuota. Tai, bet čia greitis nėra didelis. Tai visai komfortiškai dar važiuojasi. Tikiuosi šiandieną sausai, nes lietaus aprangą supakavau į kuprinę. Tai jeigu reiktų ją apsirengti, tai reiktų pasikrapštyti šiek tiek. Tikiuosi, kad neprireiks. Ką pastebėjau, kad vis tiek turbūt po dienos važiavimo pavargsta nugarą, tai ryte atsikėlus toks kaip surakinta šiek tiek paskauda, bet pavažiuoji kokį 10 kilometrų, kaip ranka nuima. Mintys šviesios, lengvumas kūne tiesiog atsiranda. Vaistas nuo visų ligų, klausykit. Važiuosim pro Varnius. Pažiūrėsim, kaip jūs čia gyvenat. Čia būna, kai nesimeti ant renovacijos per pusę. Turi bažnyčią, o bažnyčia jau gerai. Jau patinka man iš karto. Ar čia ne bažnyčia? Bet panašu lyg į bažnyčią, nesuprantu. Ten dar bažnyčia. Kiek čia tų bažnyčių tokie dievobaimingi? Varnelė. Upė. Taip, man reikia link Laukuvos. Link Laukuvos. Nu kaip čia gražiai, vat, aikštelė tokia, aikštė. Jeigu mano bairiai būtų namas, būtų toks medinis. Panašu tiek tų varnių. Ir išvažiuosime jau tu. Nu, Audi negau. Ar tu negau? Kalnelę nepamačiau. Ok, važiuojam iki Laukuvos dabar. Stojau trumpą pertraukėlę pasidaryti, nes jau ypatingai gamtos šauksmas buvo prispaudęs. Taip prie tokio ežeriuko. Saulė šviečia. Oras labai geras važiuot. Vėjas yra, bet ne per didelis kažkaip. Tai labai gerai. Dar vat, užkandžiauju. Ir varysim į priekį. Tai kai tu pjauni? Visą dieną užpjovėjęs. Aš ir galvoju, kad čia man taip šviežią žolę paduoda. Būčiau karvė, tai jau būtų seilė susirinkusios burnoje. Šviežių salotų skonis ir kvapas. Važiavau į Laukuvą, čia kažkokia nesąmonė namų pristatyta. Kaip suprasti? Tai Laukuva ne dėl to, kad laukai. Kur toliau? Kur šita Šilalė? Bažnyčia, tai bažnyčia, kur Šilalė ženklas? Čia Šilalė ženklas. Gerai. Domina šitą pusę. Štai ir pasiekėm Šilalę. Neatsimenu, ar aš esu buvęs ar nesu. Gal ir buvau. Turėjau būt, kai rinkau magnetukus. Pavažiuosim iki centro, pažiūrėsim, kaip ten žmonės gyvena, ar gražiai apsitvarkė, kaip savivaldybės dirba, ar teisingai lėšas paskirsto. Prašau, turim ežeriuką kažkokį, ašutis. Gražiai patvarkyta kažkas biškių pakrantė. Yra takas padarytas, šaligatvis. Sala yra. Nu nieko.
kur centrą rast. Čia kas per architektūrinis šedevras. Iš Art Deco Lucky fermą ir pastatė bažnyčią, toks jausmas, nes bažnyčia buvo parašyta. Čia įdomesnė. Kažkur čia pabandysim važiuoti ir sustot. O čia dešinė. Čia tai pabandykim ir prisiglaus, pasižiūrėsim. Iški pasinaviguoti reikia. Centro neradau kažkokio tai ypatingo, tai tiesiog judam toliau. Judu toliau. Ten, kur man reikia. Nu, toks šilalė. Nieko, not great, not terrible. Taip kažkaip nieko nesudarė kažkokio tokio įspūdžio. Aš gal nepravažiavau pro gražiausias vietas. Štai ir atvykom į Pajūrį. Ne į tą Pajūrį, kurį galvojat, kad aš važiuoju. Tai nuvažiuosim dabar prie jūros upės ir yra kažkoks kabantis tiltas. Tai pasižiūrėsim ten. Kita stotelė bus Rambyno kalnas, bet į Lietuvos paplūdimius šitoj kelionėj mes nevažiuosim. Važiuojam tą tiltą kabančią paieškot. Ir prie jūros upės pabūsim to pačiu. Ir reikia man dabar kaip netikėtai jūros gatvės. Nusukimo į jūros gatvę. Čia gerą turim kažkokią gamyklą. Ar čia kareivinės? Rimtai čia panašu į kareivinės. Nu taip. Artilerijos batalionas pasirodo čia, nu tu matai. Pajūry. Va čia jūros gatvė. Siaura. Tarp namukų. O ir tiltas. Prie priekabos. O tak. Eisim, praseisim. Aš ant tilto. Baisiai juda, neveltui pakabinamas tiltas. Ir štai, va prie jūros, prašom. Esam prie jūros. Gamta. Nelabai patinka man tie debesis tokie. Iš tą pusę važiuosiu, bet gal manęs... Gal negausiu kažkokios krušos. Ar dar kažko. Peklam, kaip jisai juda. Tu gerai telefoną neišmest. Kaip tik žingsnį dedi, taip ir spiruokliuoja. Tiltelis. Nu, pasimankštinimas, gerai. Biški kojom. Nėra jokio ženklo, nieko. Kaip lankytino objekto, labiau vietinių naudojamas, turbūt prasieit kažkur. Važiuojam toliau. Tokia dar vietelė yra Pajūry. Vagonas, tai panašu čia arba trėmimai kažkokie buvo, arba kažkas panašaus. Ir stotelė tokia. Nu ja. Tokia slogesnė vietelė. Va, tai ir Pajūrys. Nu, pažiūrėkit, ir bažnyčia yra. Labai gerai, tokia biškį pašiūrus. Bet vis tiek skaitosi. Čia labai kažkokių vėliavų prisikabinę. Reikės eilinį kartą sustoti ir pažiūrėti, ar čia nusukau. Panašu, kad tai gresia.
Aš ir galvoju, kas šis su ta sankaba ne taip yra. Ir man panašu, kad nutrūko trosas. Arba tiesiog išsikabino jis, šiaip gal ir tik pabėgo. Nu, įrankių kažką turiu. Nu, čia bus dabar kontento. Nu, panašu, kad aš pats nelabai suremontuosiu, nes nutrūko. Lietus dar tokie faini debesis, bliama, nežinau, reiks bandyti ieškoti pagalbos artimiausiam čia kažkokiam mieste. Kas čia mane su tralu nuveš, karočiai, kokios Tauragės tikriausiai. Ir tada, kad kažkas pakeistų, šiandien penktadienis, dabar yra 1:30 jau. Šūduva visiška. O tai jeigu aš ant užvestą redėsiu ir pirmą. Įsijungi degimą, grūti pavarės, degėsi, Bet tai pavara kada? Pirmą. Bet kai jau greitis bus? 10 km kažkur, žinai, per valandą. Kažkur pirmas bėgi. Pirmas bėgi. Bliamba, važiuoju be sankabos nuo kalniuko pirmą bėgį. Stojo geras žmogus, motociklistas, padėt. Stūmėm ant kalniuko. Ir ant bėgą dabar užsikūriau ir be sankabos. Pirmų bėgių važiuoju į tą patį pajūrį. Ieškot meistrelį, nes kažkoks tai servisas yra. Vietinio žmogaus dar paklausėm. Tai sakė yra. Iš įpročio antrą bėgą nejungt. Galbūt pavyks kažką tai suremontuoti, sutvarkyti, nežinau. Nuotaikas nebėra, kaip jau žinia. Kitas bairis paskambino, nežinomas numeris, kol čia dar lietus užklupo. Paskambino nežinomas numeris, sako, iš Ergo draudimo, laba diena čia. Ar galim pakalbinti, sakau, bliamba, nu ne dabar, nes sugėdavau problemos. Sako, ai, nu tai gerai, tai trumpai. Sako, noriu nudžiuginti, nes laimėjo ausinės. Tai laimėjo ausinės, bet sugedęs motociklas už tai. Tai vienu žodžiu, viena bloga naujiena, kita gera naujiena. Tai dabar nežinau, ant pirmo bėgo ir važiuoju. Neatsimenu, bliamonė, nepadėkojau tam žmogui. Irgi iš Klaipėdos atvažiavęs ir iš kažkur. Tai padėjo žmogus su patarimu davė, nes aš tai su technika nelabai draugauju. Gal čia kažką pavyks remontuoti tam servisiuką, gal nepavyks, neįsivaizduoju, jeigu nepavyks, nu tai strigęs aš tada. Nežinau, kur čia tos pagalbos daugiau ieškoti. Blemba, man atrodo, dar vabalą parėjau ką tik. Oi. Neatsivėjo jisai manęs. Bet jis į tą pusę važiavo, tai turėtų atsivyti. Blemba, dar padėkoti žmogui norėčiau. Nu, nuotykių filmas gavosi. Norėjau daryti YouTube'ės video, tai va, prašau. Yra kontento. Sankaba, va. Lietus dar išmaudės, sušlapo visi raktai mano. Čia atseit pabandžiau pasiremontuoti, prasiardžiau.
kas iš to, jeigu ten nutrūkė. Ir čia dabar seniūnija. Va, šitas man atrodo. Čia man panašu į servisą. O, irgi sau. Gerai. O, ieškosim pagalbos. Laikys ir viskas. O kur tą galiuką turėtų? Ką atiduosi? Žinai, žmogus norėjo į pralaikys, važiuoti kažkaip palaukus, bėgti. Eina, gal ir taip sakyti. Šalmą užsidėt. Kur ta rankenėlė? Čia du turi troselius įdėjęs, ne? Ta. O kaip tu gaunas? Matyt. Iš kur tas gali? Ar palikęs turi vidui? Nu, nelabai turėtų būti. Palaukit, tai čia dar kažką spaudžia, ne? Neturėtų čia. Gal jisai čia. O jis gal išsisloksniavęs, gal tiesiog, ne? Tai nėra taip faktas. Nu, pajūrys bus įsimintinas man. Servise va žmogus padės. Gal pavyks važiuoti toliau. Pažiūrėkim, kaip iš čia bus dabar, kaip jis gyvo. Nu, pasisekė baisiai. Padėjo vietinis servisiukas. Pajūry dar va draugą susiradau, dar vieną irgi užvedė ant kelio. Tai, nu, bus nuotykis. Bandysim judėti toliau. Lietaus gavom, gerai, kad neiškruša, dar kruša kokia nors. Tai sėkmės man, toliau kelyje. Lemą nepaspaudžiau. Rašymo mygtuko, atsisveikinimo su servisu nenufilmavau. Žiauriai pasisekė. Savininkas serviso sakė, pats prijaučiantis motociklam, nuo 10 metų važinėjo, tai nemokamai man čia suremontavo. Prikirpo trosą ir tiesiog įsuko varžtą ir viskas dabar važiuoja. Tai sako, mažiau sankabas naudok. Tai viršų bėgiam. Tai dabar su draugu va nauju susirastu važiuojam iki degalinės Šilalėj. Mano planai, kadangi koreguojasi, iki Rambino kalno nebevažiuosiu. Važiuosiu pro Tauragę ir trumpinsiu šiek tiek kelią. Nuotykiai ir smagu ir nesmagu. Kolega su Kawasaki Z900 važiuoja. Iški rimtesnis aparatas. Apynaujis mažai kilometrų dar sakė nuvažiavęs. Tai su gedimais problemų neturėtų kilti jam. Ką, judam? Jo. Ko, su kita? Aš ten varysiu. Ką, davai? Dėkui labai tau. Davai. Be gedimų? Tikiuosi, kad be gedimų. Nu, išsiskiria mūsų keliai. Man reikia link Tauragės, nes trumpino kelią. Ką, varom į Tauragę. Aha, blemba lietus. Davai. O, išsiskiria mūsų keliai. Oras toks kažkoks. Nesuprantu, čia nulyja, net lietaus aprangos ant tiek jau dabar jau nebesvarbu. Viskas atrodo, kad net be lietaus aprangos važiuoju.
29 kilometriukai. Labai norėčiau kažkokią tai sustojimą surasti po stogeliu, bet nieko nematau. Nežinau, ar kelio ženklas čia bus, nebus, bet ką tik pravažiavau ženklą. Buvo Indijos piliakalnis ir kai žiūrėjau, prieš tai buvo Indija. Tai Lietuvoje mes turim Indiją, pasirodo. Kam toli važiuoti, jeigu vietoj yra. Tik tai tvarkingiau gerokai, nėra tik šiukšlių nuotykiai. Jeigu aš būčiau sugalvojęs, turėjau mintį dar iki Latvijos pavažiuoti, jeigu Latvijai taip. Dar šiandien pasakiau, man atrodo, įsirinkau, kad be gedimų Hornetas, kad viskas gerai iki šiol. Na, aišku, sankaba čia visiems motociklam vienodai dėvisi. Sankabas trosas tiksliau. Tik apsidžiaugiau, kad viskas gerai, jau link Tauragės važiavau. Tai vėl bliamu. Juokauju, nieko neatsitiko, šiaip sustojau tokiai statelį įdomesniai. Tokio ir norėjau sustoti visada. Plačiai savo užvažiuoju su mocu. Aš taip įsivaizdavau, kad jeigu į lietų būčiau papuolęs, tai va tokio prieglobstį surasti ir pralauk lietų. Šiaip tai sustojau dėl to, nes į kamerą širšė atsitrenkė ir išsitaškė neblogai. Tai pasivalyt kamerą ir stikliuką. Vienas iš tokių dalykų labai supratau šitoj kelionį, kad reikia tikrinti, ar nieks neįsitaškęs į stikliuką. Nes tada filmuoji kažką ir žiūri, kad ten vabaliuko kojytės musikuojas arba sparneliai. Tai tokie reikalai, tai dabar pasivalysiu stikliuką. Matosi, nesimato. Ir įdėsiu Tauragę. Tauragė gal kokia degalinė kavos ar kažko ant tų nervų. Valgyti bus laikas, bet valgyti dabar tikrai nebesinoriu po šitų nuotykių. Dangaus ir kokiai, ėdu submarino, ėmimo kavos, kraunasi dalykus, iš powerbanką, oras pradėjo lyti. Nu tai kažkiek tai čia dar prasitrinsiu, bet stebėsiu situaciją ir matysiu, kad kaip čia važiuoju toliau. Skanaus man. Pavalgiau, varom. Apsirengiau lietaus aprangą, nes lynoja ir panašu, kad čia taip greitai nesibaigs tas lynojimas. Tai sėdėjau ir dabar važiuosiu tiesiog į Tėviškę. Tai dabar važiuosiu link Raseinių gyvenvietę, kokią ten man reikia dabar nusukti link Eržvilkas, kažkaip tai vadinasi. Ir po to link Raseinių, nuo Raseinių, po to plius minus aš ir kelią gal net atsiminsiu. Varysime. Bandom judėti. O, čia bus sudėtinga man išvažiuoti. Čia dar plius ir remontas. Kaip ir man patinka per lietų. Jis patinka kabutės, aišku. Šildomas rankenas įsijunkim iš karto, kad jau džiovintų.
Šitoks kvapas įdomus svagūnų laiškais padavė, ką tik nupjautais. Gaunu lietaus kaip reikiant. Neužsidėjau ant bačių, nes tingėjau labai, nėra patogus tais labai važiuot, galvoju, taipgi nepils. Tai, taip sakant, kaip aš mėgstu senoviškus visokius žodžius, tai padalkos bus jau šlapios tikrai. Oi, dar kitos gyvenvietės 22 kilai. Ai. Tuo pačiu noriu didelį dėkui tart sustojusiam vyruku, kuris padėjo man, palaikė ir morališkai, ir patarimais, ir visaip kitaip. Tai Mintautai linkėjimai, jeigu žiūri šitą video, nes jau Instagram'e pafollovinai. Ir dar žiūriu galimai tų pačių metų gimimo, nes jau, jeigu teisingai suprantu, pagal ką Instagramas užvadintas. Tai va, praktiškai su klasioku, suprantat, susidykom. O kokia graži medinė bažnyčia. Ir varpinė. Neatsimenu, kokia čia gyvenvietė, neatkreipiau dėmesio. Bet bažnyčia yra jau viskas, jau tinka man, jau tinka, jau gerai. Lietus kaip lyja, taip lyja. Lietus Lietuvoj. Sustojau labai trumpai. Vienai minutėlį. Oi, kojelė. O, baikeriai varo. Be problemų. Ir įimti kentazaurai čia. Su dėžėm. Sustojau, vienu žodžiu, trumpam labai pasitaisyti kelnes, šiek tiek žemiau pabandyti pasileisti. Ir kojas pramankštint, pavargo keliai sulenkti jau. Viskas jau senatvė. Ateina matyt anksčiau negu reikia. Plemba, įsigandau, jau gavau žvyrkelis, what the fuck. Liktai pats ir neatsimenu, kad būtų buvęs žvyras. Plius vaizdą pasižiūrėjau, kad be žvyro būtų. Fu, viskas gerai. Kokia čia prieki diskoteka vyksta dabar? Ką čia darot? Aha, kažkas kranui nutiko irgi. Va, blemba, ir dar kažkam nepasisekė. Bet čia vyrai prie technikos gal geriau gaudas, susitvarkysiu. Ne tai, kai aš apie rankos kairės norėjau nebe pagalbos ieškoti, kad į Tauragę vos ne su tralu motociklą vež dėl sankabos troso. Bet pasisekė, va. Gerieji žmonės padėjo, vat gerai tu Lietuvoj, visi su tie žmonėm, viskas tvarkoj. Nelaimiai padeda, nieks nepalieka. Pasiekti Raseiniai. Vėl lietus susmarkėjęs buvo, suintensyvėjęs. Raseiniuose. Žinau, sustot šiek tiek, gal pailsėt kojas, pailsint ir subinę. Nes jau jaučiasi. Man reikia čia tiesiai ir į kairę. Jo, fejerverkai. Čia dar atsimenu šitą. Į kairę. Jau bėga nepataikau. Keliom minutėm sustojau atsipūst. Štai kai va žvyro aikštelė per New Hollandą. Reikia pasikeisti SD kortelę, nes jau nebeliko vietos pafilmuoti. Ir nebe tiek daug čia liko, valandėlė dar gera važiuoti kelią. Iki savo tėviškės, tai dar vis tiek vieną reikės sustojimą padaryti, pailsėti. Nes ant įtampos tokios važiuoja per lietų, bet lietus bent jau panašu, kad, toks. Nebepila vienas kitas lašas krenta, tai jau galima kentėti. Keičiam kortelę, važiuojam toliau, džiovintis jau batai. Batai jau. Sušlapiau, jaučiu, kad drėksta viduje kojines. Tai bus džiovinimo. Dabar važiuosiu Baisogalos kryptimi.
bet aš iki Baisogalos nedavažiuosiu. Važiuosiu tokį gyvenvietę Skiemiai. Nu ir nuo Skiemių tada vėl nepataikau. Nuo Skiemių bus kelias jau pagrindinis vedantis link Kėdainių. Ir mane domins Dodnuvo akademija. Ir po to nuo akademijos nusakinėsim į tėviškę gimtinę. Ryški, labą dieną. Ir bažnyčia, kapinės gerai, klebonui laidot, nereikia toli niekur eit. Peškom, eko, ant paspirtuko, op, laidotuvės vietai. Koks grėsmingas dangus. Atrodo bažnyčios kuorai. Balti ir juodas dangus. Oi, čia kažkas vyksta. Arba padaugėjimas giminės, arba sumažėjimas. Skiemiai. Mums reikia į Skiemius. Čia pieninė galimai buvus. Gal netgi Smetonos 1931. Čia renovuoja panašu, wow. Skaičiau knygą 1940 paskutinę Lietuvos vasarą, tai ten buvo parašyta, kad Smetonos laikais pieninės buvo vienas iš svarbesnių tokių ekonomikos taškų, nes perdirbdavo daug pieno, pagamindavo Lietuva, gamindavo sviestą. O ko, čia karvės pasibaidėt. Karvės, ateikit. Ateikit. Ką gero, chebra. Atėjote mane pažiūrėti, bet žinot, kad aš šniūras reiškia, ne? Aha. Šniūrą bijot. Trenkia elektrą, ne? Kai čia viršiukai, čia kažkokie dar neužaugos. Geras. Varysiu aš jau leidus. A gerai. Pažiūrėti mane, ačiū labai už dėmesį. Viso gero. Šalmą nenusiminėsiu, garsiau reikia parėk, gal pašnekėt. Skiemėse šiek tiek prasimankštinsiu kojas, labai nebedaug liko iki Kėdainių, čia 36 gal kilometrai, tai man dar anksčiau reikia nusukti, man liko realiai kokių 15-20 gal kilometrų iki vietos. Pravažiuosiu dar bus Gudžiūnai, tai Gudžiūnuose yra degalinė, man atrodo reikėtų sustot prisipilt, kad būt su pilnu baku, kad šiandien kiek čia turim. 6:30, tai šiandien bus anksčiausiai pabaigta turbūt važiavimo diena. Aišku, gerokai praleidau objektų, nes buvo tas nelemtas mano santuokos nutrūkimas. Bet nieko, gerai, ir oras nelepina, tai jau nebėra nuotaikos labai toli ir važiuoti. Gerai, tai jau kaip tik ir kol filmavau prasimankštinau biškį bulką savo ir tada galima judėti tolyn link tikslo. Tvariau degalinę.
Reikia ritualą visą atlikt. Padėt kamštelį. Paimt pištolėtą. 11 su trupučiu. Ta mane teorija vis dėlto 200 km nelabai pasiteisina. Aš aišku gerai su atsarga. Su atsarga, kad vis užsipilu, kad nebūtų man netikėtumų. Bet. Kūro užsipilta, tripas 2 kiam nuvažiuota, bet į tilpo, jeigu 11 litrų su trupučiu, baka 16, tai dar aš čia, oi, dar toli važiuočiau. Taip, Kėdainiai 30, nu tai man čia kažkokių 15 gal kilo liko. Ką, gandras gero? Susipykot? O tu čia šiki ant žmonių dabar važiuojant nuo stulpų. Nu, bliam, mano gandro prasileidus, tai jau nežinau, aš su servetėlę nusivalyčiau. Man atrodo, arba smegenų sutrenkimas būtų, arba vėl mentį sulaužytų man. Pasisveikinam tvarkingai. Tėviškas niekas tikrai nepakeis. Šventas man šitas kampelis. Palviniai kopų čionai nebėra. Tik košės viruoklis berželis. O berželis labai į temą, nes Beržų kaimas. O, traukinys. O ne. FNTT. O, pravažiavo traukinys. Labai gerai. Jau sakys tėvai, o, kiauliauninkas grįžo, bastūnas. Va toks ir kaimelis. Susitvarkė gražiai žmonės kai kurie. Ir šuo. Gerai junga. Šiandienos važiavimas pasibaigė, Širšalas nakvos garaže, nebent lietaus. Galės šiek tiek pradžiaut, nes jau išmaudytas buvo kaip reikiant per šitas 2 dienas, dar tiek aš nebuvau tiek per lietų daug važiavęs, kiek dabar per šitą kelionę. Batai kiaurai šlapi, kažkodėl kairys šlapesnis kone, kairė visiškai išgrėžiau, dešinė netokia šlapia. Ir džiovinamės viską, džiūsta. Rytoj tiesiog bus laisvadienis nuo važiavimo. Nieko daugiau labai neplanuoju. Kelionės pabaiga visos skaitysis tada, kai grįšiu, vienu žodžiu, į Vilnių. Trupučiuką smėlio. Visur buvau grandinę susitepęs ir išsivalęs prieš išvažiuojant naujai, tai viskas dabar realiai iš naujo viską plaut valyt, čia dar nuo tepalo viskas prilipę. Visą subinėje irgi purvas. Grįžęs pastačiau ant šonės kojelės, tai išbėgo vanduo kažkur iš plastiko iš anos pusės. Irgi prisikaupė. Nu, bet bent jau šiandien sausai pastovėsi, ponas Širšalai. Kaip tikras youtuberis, reikia atsisveikinimą padaryti ir padėkoti už peržiūras. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir ačiū, kas keliaujat su manim. Tikiuosi patinka. Kelionė dar nesibaigė ir užbaigsim ją, kai nuvažiuosim Vilnių, kaip sakiau. Tai kol kas, iki.